Sveiki. Susitinkam Biržuose. Pasikeičiau porą draugų pralėkti ir pradedu filmuoti nuo įdomios vietos. Kažkoks apgriuvęs pastatėlis, bet ne apie jį. Čia yra žydų kapinės. Čia visur yra palaidoti žmonės. Aišku, čia nepagalvokit, kad kažkoks vandalizmas ar panašiai. Tiesiog atvarėm, sakė, man parodys, kad kaip žydai lanko kapus ir vietoj gilių akmenukus deda ant kapų. Tai chebra ieško dabar. Ar yra tokių variantų čia. Bet tai čia dar kažkas kažką lanko? Ne, nes visa žydų bendruomenė buvo sunaikinta nacijų sušaudyta. Šiaip prie Astraukų važiuoti. Okay. Nebėra kam lankyti. Bet čia jau, tas jau visiškai, ten gal toks vienas naujesnis, bet čia visiškai, ta prasme, atrodo 100 metų niekas nėra buvę. Tai panašiai ir yra. A ne? 8 metų. Eik, tiesiog. Ten imperatorius gal koks? Ne, gal ten koks šventikas. Bet mes jau tikrai neperskaitysime. Google Translate'as. Na, jie pas juos kitokie metai, taigi iš viso. Nu jo, metai tik kitokie, bet ką rašo? Mūsų brangus tėvas. Tiesiog. Kažkoks rimtas tėvas. Tai galimai čia bus koks nors. Nes jie skaičiuoja nuo Abraomo ten pasirodymą ar nuo išėjimo iš Egipto. Jie viškai kitaip skaičiuoja. Porą tūkstančių. Bliamba, kiek čia kapų, bet jau išvartyti visi. Sugriuvę, sutrukinėję. Gerai, tai važiuosim dabar pro Karvės olą, važiuosim per ilgiausią tiltą Lietuvoje pėsčiųjų, tada važiuosim dar kažkokį naują, pamiršau pavadinimą, sporto šaką atlieka, kur futbolas sumaišytas su golfu. Tai kažkokie laukai yra ar kas ten, tai važiuosim pažiūrėti, kaip ten atrodo. Nu, žiūrėjau, biškį pasivažinėsim ir dar važiuosim pro vietą, kur aš dirbau. Tarsi pats pirmas mano darbas gyvenime. Papasakosiu ten plačiau. Jie baisiai užsivedė mane pro offroadą vest. Aš sakiau, varom, kur nebus offroado, bet nors tu ką, varom ir viskas. Šiaip varyčiau, bet du dalykai, neturiu kur pritaisyti kameros, kad jum pertikti, kas ten per offroadas, o antras dalykas, su klipsais važiuoju. Pirmas sezonas, tai, nu, plentu, okei, aš ir plente sugebu nuvirst. Kalbėti apie offroadą su klipsais. Dar ne šiemet. Bet sakė, kažkokį mažą ratuką pravažiuosim, nu, gal pavyks kažką nufilmuoti, nes labai sunku važiuoti su viena ranka offroadu. Pamiršau, pasiimt laikiklį ir viskas, tai tik iš rankos galiu filmuoti. Mažydas, va, SMTB, varo šutras ir siūlo varyti offroadais. Svarbiausia, kad klipsas neįstrigtų. O čia užrakinta. Juda laiptai. Sveiki atvykę į Amazonę. Pagal visas legendas ten įsmego karvę. Dėl to čia ir vadinasi Karvės sala. Nu, tipo stovėjo karvė. Smego smegduobė ir su visą karvę parėjo. Dėl to ir pavadino Karvės sala. Ten karvių nėra šitoje saloje iš tikro.
Čia tik legenda tokia. Nežinau, iš tikrųjų, ta karvė buvo, nebuvo. Bet, nu, pagal viską buvo. O tas geimas, tarp kitko, Montebolas vadinasi, pasirodo, čia biržiečiai sugalvoja jį. Tai, tipo, galima žaisti ir Biržuose, ir Vilniuje. Tai Biržus nuvažiuosim, pažiūrėsim, kaip atrodo. O ką? O ką? Kodėl? Pažeidė teisės, ką? Kokias teisės? Kokias teisės? Labai įdomu sužinot būtų. Vairuotojų kategorija. A, nu nebent. Nu jūsų nefilmuoja, aš tiesiog noriu pažiūrėti, kas čia per žaidimas. Aš pirmą kartą šiandien išgirdau iš tikrųjų apie šitą žaidimą. Tai jo, papasakai, vat noriu pažiūrėti, kaip čia atrodo. Nice. Gerai, žmonės kuklinasi, tai nebefilmuosim daugiau. Uosis. Kamienis uosis, jo. 3,5 metrą. Taip čia skersmuo. 31,5 metrą aukščio. Šiandien kaip tik paskaičiau. Su metru, ne? Ne, tai nėra prašyti. Lipai žinai žiai. Matai, kur uždėti rantelę. Čia vat, kaip šitie rūmai? Manta Gailiškio. Manta Gailiškio. Tai va čia jam priklauso visą šitą zoną. Ir jie ir sukūrė, ne, tą žaidimą. Žaidimą. Nu tai jis pagalvojo, kaip čia įprasmint šitą teritoriją, sugalvojo tokį žaidimą. Verslininkas žino, kaip išnaudoja. Na jo. Ir va zona didelė, čia yra, čia, ten tolin. Žodžiu, pilna vietos. Čia ir daug komandų žaidžiam. Ar jis gal pabandyt atvaryt kažkada, pasibandyt pačiam. Nu ką, atvarėme Likėnus. Tuoj atvažiuosiu į tą vietą, kur mano mama dirbo kažkada labai daug metų. Ir ten šalia buvo ir mano darbo vieta, pati pirma. Kitaip sakant, pas pirmas darbas, kai iš mokyklos atvariau pirmą kartą dirbti ir užsidirbti savo pinigus jau. Nebe iš mamos imt, bet pats užsidirbti. Tai pravažiuosim, papasakosiu viską, kaip ten kas buvo, bet darbas tai žiaurus buvo. Ačiū, visas kompleksas sanatorijos vis dar veikiantis. Čia šaltinėlis, ne, čia bėga, man atrodo. Smardonės. Smardonės šaltinėlis. Paminėtas pirmą kartą tiek, prieš 500 metų. 500 metų šitam? Paminėtas. O tai reiškia dar senesnis? Dar senesnis. Čia va, pareit galima. Tipo pėdės pasigydyti. Šaltas šiandien. Kaip mama atvarydama anksčiau, tai būdavo nusimauni, baltas pasidėti ir perini čia. Kiek jau nuvarėm? Nu, kokie 8? 8? Ne, gal ne. Kokie 13, ne? 19. Tai visai Normaliai, dar grįžt. Desiatka dar pro Biržų Doniną noriu pralėkt. Tenais per, nu, žodžiu, per aplinkui tada pro Kaštonus ten per aplinkui ir vėl iki Astravo dvaro grįžt per tiltą. Tada būsime ir aplink Biržus aparę ir dar va čia va visur. Tada gal pravažiuosim tą Biržos sušaudymą žydų vietą. Prasideda. Tik ten reikės, aišku, į kalną užvažiuoti, po to reikės ten per ištiestą lyną pravažiuoti. Trečdalį Biržų gyventojų sušaudė per vieną, ne, trečdalį. Eik tu nafik. Kur aš vietoje? Tai va, tai kaip Astravų su mašina atvažiuotam, sakai, nuo Pačiarūkštis parovėjos kelią, ne, ir į Astravą. Tai va, po dešinį, tam iškelį. 300 metrų yra ženklas, pakamponė, man atrodo, ne? Tam žydis šalia. Taip.
Nu ir kaip? Šaltas? Užvakar maudžiausi ežere. Ne, nu, įsigrūdinęs Bet čia žmogus. turėtų būti šaltesnis. Va čia va, šitam pastate, dabar jis užtvertas yra. Dirba mano mama. Bijau pameluot kiek, bet kokius 20, gal 30 metų. Dabar jis, aišku, jau sugriuvęs yra. Visiškai apleistas, sugriuvęs. Nu, prisparkom dirbti. Tik va stotelė atrenovuota, matau nauja. Tai va čia va buvo ta valgykla. Daugybę kartų esu atlėkęs su mašina pavalgyti. Čia neatsimenu, kas čia buvo. Nei antram aukšte, nei pirmam neatsimenu, bet žinau, kad čia valgykla buvo. O mano darbas vis buvo pas pirmasis. Tai mes į Likėnų šitą sanatoriją tiesim kažkokius vamzdžius. Tik aš nežinau, ar ten dujų vamzdžiai buvo, ar ten vandens, ar kokio velnio, nežinau. Ir va čia, kur yra tas takelis dabar, nežinau, ar matos, nu mes ten vis tiek per ten važiuosim, matysis. Per visą tą takelį čia buvo tokį griovį iškasę. Ir čia prisimenu, va, ką labiausiai prisimenu, tai kad kažkaip čia ėjo ir čia užsisuko per gatvę ir čia toliau. Ar va į šitą vamzdį davo, kur tas vamzdys stovi, gal iki čia ėjo. Aš dabar neatsimenu, bet labai puikiai atsimenu, kad čia buvo griuvys, asfaltas ir čia griuvys. Ir per apačią asfalto nerdant, ten tokį kurmį vadino, kurmių. Tokį kaip torpėdą įkišo ir ta torpėda vibruoja ir juda į priekį. Ir labai gerai pamenu, kai va čia po asfaltu per kasėsi į kitą pusę. Dar turiu kažkur su Nokia 310 tipo telefonu filmuotą, nu, kai tie pirmi telefonai, kurie filmavo, tai va su to esu pafilmavęs kažkur. Tai jeigu atrasiu, tikrai mesiu kažkur iš tų laikų tos nuotraukas. Ar nuotraukų tai tikrai rasiu, bet video aš abejoju rasiu. Bet gal atrasiu, tai galėsiu pasidalinti. Tai va, tai iš ten va, iš Biržų atvažiuodavau prieš tą kelią ir va čia va, būdavo mamos darbas ir va čia va, mes kasėm griuvius. Tai realiai, ką man reikėjo daryti, tai važiavo traktorius, kuris kasa, tada dėjo tas vamzdžius, o aš iš paskos eidavau su kastuvu, užpilinėdavau tos vamzdžius. Tai jo, iškasdavau su kastuvu, bet užversti reikėdavo su kastuvais, tai tokiu vytę dirbam. Mano bičas geriausias buvo Biržose, kai gyvenau. Tai su jo, jis iš vienos pusės, aš iš kitos ir su kastuvais užvertinėjom. Žiauriai sunkus darbas buvo, kaip man pirmas darbas gyvenime, tai žiauriai sunkus buvo. Tai prasme, ten pirmą pusvalandį pamėtai tą smėlį, tą žemės, jau pavargsti, o įsivaizduokit, 8 valandas reikėjo šitaip. Tai jo, bet dirbom neilgai, padirbom mėnesį, man atrodo, net neišdirbom, gal 3 savaitės kokias išdirbom ir viskas pasibaigė. Metėm šitą darbą, nes, nu, kaip jaunuoliam, aš tada jau, man atrodo, į 10 klasę gal. Tai kaip jaunuoliam iš tikro buvo biškį too much. Viskas, o dabar sukomės ir dėsim link Biržų.
Nu ką, likau vienas. Darius iškart nuo pizzerijos pabėgo. Sušalom iš tikrųjų labai. Kol sėdėjom, labai sušalom, tai matosi iš raudonos nosies. Biškai atvėso, dingo saulė, atsirado vėjas, tai sėdint tikrai šalta pasidarė. Tada davažiavom iki Karolio namų, atsisveikinau su Karoliu. Bet aš dar kažkiek norėjau prisiminti ir prisiminiau apie šitą vietą, nes šitas visas kompleksas, ten jau yra naujų namų, man atrodo, prieš tai nebuvo. Tai čia kažkada labai seniai, prieš kokį 10 metų filmavau Biržų Černobylį. Tai čia va kažkur balenėlis, kažkuriam kampe iššoks, galite pažiūrėti tą video, jeigu įdomu. Ir pamačiau, kad vartai atidaryti, sakau, reikia įvažiuoti, pažiūrėti, kaip čia dar kažkas įsilaikė. Nes prieš tai buvo ir langai, čia sudėti viską, čia buvo labai sunku patekti. Ir pro kažkokį plyšį, man atrodo, pro langą lyg ir lipau, kad į vidų patekčiau. O dabar žiūriu, vat, pavyzdžiui, ten visi langai uždėti su šitais, nu, su tais metalais, vat, kaip ir durys tos. Nes prieš tai buvo, kiaurai galėjai varyti. Ir viskas, ir nieko nebelikė. Viskas išgauta. Greičiausiai šitas pastatas irgi geriausias. Nu, aš taip spėju, nes čia viso šitą irgi nebuvo. Tas kranas gerai atrodo, blemba. Žiūrėk gerai. Tai va, tai sakau, užsuksiu, pažiūrėsiu, kaip čia atrodo. Viskas, daugiau aš irgi nebevažiuosiu kažkur labai toli. Nes vėjas atsiradęs, blemba šalta, visos rankos irgi medinės, kojos irgi kiaurai pučia. Nebemalonu iš tikrųjų, tai neieškosiu ligų. Hebra išvarė. Aš galvau, dar biškai prisiminsiu. Šiaip turėjau tą trasą nusimatęs, bet šiandien visiškai viskas kitaip gavosi, negu aš planavau. Nu, bet gal ir gerai, toks įsprontų. Iš tikrųjų, daug keliukų nepravažiavom, kurie siūlė, nes jie tokių gerų offroadinių keliukų žino. Bet aš, nu, kaip ir minėjau, aš nenorėjau važiuoti dėl to, kad neturėjau kur kameros prisistatyti, nes jeigu kratosi, nu aš jau iš rankos nebefilmuosiu. Tai vat neturėjau kur kameros prisitaisyti, vėlgi mano padangos yra skirtos labiau asfaltui, negu, nes jos visiškai beveik lygios, negu offroadų važiuoti ir aš su klipsais. Pirmi metai su klipsais, tai offroadų dar nelabai rizikuoju važiuoti. Tai susitarėm su Hebra, kad kitais metais vėl atvarysiu, persidėsiu padangas normalias, užsidėsiu paprastus batus, nu ir aišku, kamerą pristaisysiu, kad nu, galima būtų normaliai pravažiuoti ir jau pafilmuoti tos offroadinius kelius. Tai va, to šiandien tiek, kiek mes nuvažiavom dabar iš viso, nu dar 1 kilometras bus grįžti namo man, apie 1 kilą, tai plius minus, kaip čia parodyt, nežinau, ar matosi, 33,35. Nu tai apie 34 kilus gausis iš viso. Nu gal dar kokį ratuką prasuksiu, nežinau. Gal 35 kokius kilus surinksiu. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjote. Smagu buvo prasilėkti iš tikrųjų. Ačiū Karoliui, Dariau, kad aprodėt vietas, kur nesu buvęs. tą žaidimą parodėt, kaip žaidžiasi, visai įdomiai atrodo, gal visai ir norėtųsi pažaisti. Gal kitais metais pavyks, va, su tais pačiais bičialiais, su kuriais šiandien važiavau, surinksim kažkokią komandą, varysim pažaisti. Visai norėčiau iš tikro, nes įdomiai visai atrodo. Ir viskas, dabar tokie planai. Šiemet dar planuoju į Požemius varyti, jeigu pavyks. Ir daugiau kol kas planų neturiu. Bet pas mane planai tiesiog gimsta iš nieko. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Laikas, subscribas ir iki kitų video. Čiau. Nu ką, Hebra, matot mane? Gal matot, gerai žodžiu. Dirbu, dabar įsiuos. Pavargau. Čia va smėlis užpiltas. Čia visą griovį reikės pilt smėlį. O vakaro čia į ką užpilt, tai tokius laidas, kurie eina, čia dujų laidai. Ir paėsi griovį. Man čia kažkas nieko. Beje, buvau senais, tai turbūt navytės. Mes dirbame skrai. Labai neįdomu yra. Bet ką darysiu? Čia Vytė valgė. Matot, katojam. Paskutinė, ne vakarėlė, paskutiniai
Kasniai šiandieną pavalgę. Varysime namo, varysim gert, varysim internetą. Nenufilmavom to. Kūrinio. O, blėt, kūrinio. Pirmąjį nufilmuo. Čia toks biški nemažas griovys asfaltą iškastas. Ne? Aha. Žinom, ir patranką. Ką? Žinom, nufilmuos patranką. Patranka? Nedarom, matom. Čia patranka.